Labas, Kęstas čia. Šiandien esu lauke ir rūkinsime mėsą, bet rūkinsime ne šiaip bet kur, o naujoje mano rūkykloje. Esmė labai panaši kaip senosios. Turime offsetinę vietą ugniai. Padavimas ugnies yra atmušimas padarytas. Specialiai paprašiau gamintojo, kad būtų to. Sakė, labai gera mintis. Durelės yra iš šono. Durelės yra iš viršaus. Lygi vieta pasidėti, kam nors jeigu reikia pašildyti. Turime ant viršaus 2 termometrus. Pats gamintojas buvo uždėjęs labai aukštą temperatūrą, iki 500 laipsnių. Užsidėjau savo seną gerą, kuris jau per 3 rūkyklą eina, tas pats termometrą. Ir viduje yra vieta, kur pasidėti mėsai. Aukščiau šiek tiek, jie sakė, žuviai rūkinti, nes čia nelabai daug vietos yra nuo viršaus, bet jeigu kažkas plono, gal kepsnius galima pasidėti. Ir apatinėje dalyje jau yra vieta, kur galima rūkinti visą mėsą. Taipogi specialiai padarė konteinerį pasidėti vandenį, įsipilti. Foliją dar apsiviniojau indą apatinį, jeigu nukris kas nors nuvašėjęs, kad nekristų tiesiai ant paviršiaus. Įdėjau aliuminio folijos, foliją išmes lengviau negu visą tą daiktą reikėtų graunyti nuo pridegusių suodžių. Ugnies atmušimas yra štai va šito dalis išlinkusi. Pristūmiau dar tą apatinę lašelinę lašų indą prie pat apačios, kad ugnis dar išeitų iš apačios pro ją ir kiltų į viršų. Nebūtų, kad didelės kaitros metu užpūstų. Ganėtinai ilgai ieškojau Lietuvoje, kas gamina tokius daiktus. Norėjau pažiūrėti, gal bus kas nors geriau negu amerikietiškas variantas, bet nieko neradau, kas taip pardavinėja internete. Tai pradėjau rašinėtis, kas galėtų pagaminti ir susiradau vieną firmą. Jos Facebooko pavadinimas yra Šašlas. Puslapis nukreipė būtent ir į Facebooką. Per ten susirašiau, susikalbėjau su žmogum. Sutiko pagaminti, jokių problemų, nusiunčiau kelias nuotraukas, ko norėtų, pasakė, kas veikia, kas neveikia. Pridėjo, pataisė, per 3 savaitės berods padarė. Kaina buvo yra panaši, kaip galėčiau užsakyti iš amerikietiško varianto, bet jeigu jau yra, kas Lietuvoje gali pagaminti, kam amerikietišką pirkti, vis tiek savo šalį geriau paremti negu kitą šalį. Tai nusprendžiau, kad geriau tokį dalyką imti. Ir šiandien jį pirmą kartą testuosiu. Vieną kartą buvau užsikūręs ugnį. Pastebėjau, kad neblogai dega, viskas gerai. Dėl ugnies degimo nėra problemų. O šiandien testuosiu, kaip jinai rūko mėsą. Ir kaip geriau pratestuoti, jeigu neįdėjus mano dažniausiai rūkomos mėsos, tai sprandinė. Ir pasitikrinsim, ar tai gerai ar negerai šitas daiktas. Tai prieskoniai pagrindė bus Adams ribs. Tada tokie pikantiški yra, gana stambus druskos. Jeigu matosi, tai jau dūmai pradėjo kilti ir iš kamino. Visai neilgai užtrunka. Sklendė dar viena yra. Uždaryti kaminą. Sklendė čia oro padavimai yra. Nežinau, tikrinsim, ar nereikia jas biškį didesnės padaryti. Gal ne. Pirmą rimtą prakūrimą padariau. Pastebėjau tokį dalyką, kad šitos skylutės, kiek yra ventiliacijai, pridėjus malkų, uždarius neužtenka. Nepakankamai degonės paduoda, dūsta degimas, dūmų kamuolys pasidaro ir tiesiog sustoja degti. Sprendimas gal būtų tiesiog paimti didesnės skyles pasidaryti.
arba daugiau tų skylių prisikryžiuot. Nežinau, pagalvosiu, dar pažiūrėsiu, ką internetas pasiūlys ir tada reikės tai pasidaryti. Uždariau kelias, pusę minutės, gal palaukiu, gal minutę. Degimas sustojo, dūmų kamuolys pakilo. Na, reikia palauk dabar, kad va. Ir vėl pradeda degti. Ir tada pradedam laiką skaičiuoti. Na, diena pasikeitė visiškai kitokia. Praėjo 2 valandos 58 minutės maždaug. Turim 77, 74, 78, 73. Čia šitas biškutį vėsesnė vieta. Tai reikia dabar sumainyti juos. Jau nebedaug. 78 rodo vidiniai temperatūrai ant vieno probo. Šitas 73 maždaug rodė. Kelsiu manau iki 80 ir pilnai užteks daugiau. Baigiu kepti jau apie 3 valandas. Kepiau iš viso. Oi, karšta šiandien pasidarė. Staiga, ką galiu pasakyti, trūkumų, ko dar pridėčiau, nėra. Vienintelį dalyką. Tai štai šitos skylutės jos per mažos, reikia daryti didesnės. Po apačio dabar, kur pelenai turėtų sukristi, ten bandysiu išpjauti vertikalias linijas tarp tų išgrįžtų skylių, kad daugiau oro eitų ir gal, kad neužgestų visai lygiai su šituo vat aukščiu, kiek va čia vat yra ant durelių. Bandysiu prapjauti juostą, kad visą laiką oras galėtų patekti po apačią. Na, nežinau, tokios mintis. Kol kas taip, jeigu čia užsidaro, čia va, kad juostelė tokia prasipjautų. Nežinau, pamastysiu, nes čia tikrai oro įėjimui per mažai yra vietos. Per mažai oro patenka, uždūsta pati prakura ir nesigauna nieko. Ačiū visiems žiūrėjusiems, šiandien tiek. Paspauskit like, dislike, subscribe mygtuką, šiandien tiek. Ate.